Labas rytas, sveikinuosi iš Čiangmajaus. Tai šiandien man asmeniškai yra speciali diena, tai yra mano gimtadienis 24. Ir prieš išvažiuodamas iš tikrųjų šitą kelionę žinau, kad sutiksiu gimtadienį Azijoje. Galvojau ir planavau iš tikrųjų sutikti į Tailandę, tai čia ir esu. Ir čia yra vasara, o kaip žinot, gruodžio 23 yra žiema Lietuvoje. Tai visus savo gimtadienį sutinku arba prie sniego, arba šaltyje ir visada labai noriu atšvęsti savo gimtadienį vasarą. Visada buvo įdomu, koks tas jausmas yra švęsti gimtadienį vasarą, nes atrodo žymiai daugiau veiklų ir viso ko. Tai nusprendžiau, kad gimtadienį paminėsiu vasariškai, tai darysiu kuo daugiau veiklų, kurias galėčiau atlikti Lietuvoje vasarą. Tai dabar papusryčiausiu, pasistiprinsiu gerai prieš visą dieną. Ir tada važiuosim į pirmą veiklą. Nieko nesakysiu, bet bus smagu. Tikrai smagu. Tai lekiam. Tai kai sakiau, kad naudosiuos gerų orų ir švęsiu gimtadienį vasariškai, tai tą ir turėjau omeny. Tai atvariau čia į belenkokio didumo Batutų vandens parką. Bus labai smagu. Hello. You save your GoPro, okay? Yeah. Okay. I have And this, what's the 20 diff? Okay. Oh!
Žodžiu, grįžau į hostelį, aš tikiuosi jūs prisijuokėt iš manęs ir jums patiko žiūrėti, kaip man ten sekės tam vandens batutų parke. Aš prisimaudžiau, prisidaužiau visas galūnės ir tikrai labai patiko, rekomenduoju. Nepasakiau kainos, tai už viską sumokėjau apie 30 €, bet ten įeina ir tas ziplainas ir dar gali su kajaku pasiplaukiot, su irklente, su tuo tokiu dviračiu. Nu, žodžiu, labai daug visokių pramogų. Aš nespėjau jų panaudoti, aš tik tai pravariau ziplainą ir praleidau ant batutų visą laiką. Galiu pasakyti, kad norėčiau pergimt vasarą, nes, labai patiko. O dabar einu pavakarieniausiu kažkur prabangiau, nes ir apsirengiau prašmatniau, taip sakant. Ir tada eisim į dar vieną barą, kuris yra Sky baras, žodžiu, ant stogo. Tai nežinau, kiek pavyks čia visko parodyti, nufilmuoti, bet kiek pavyks, tiek pavyks, tai let's go. Tai vakarienę pamiršau nufilmuoti, bet dabar atėjau į Sky barą. Tai iš čia matos visas Čiang Majus. Ir sėdžiu, geriu kokteilį. Iš tikrųjų labai skanus. Kaina kokteilio panašiai realiai, sakyčiau, kaip Lietuvoje. Tarp 10-15 €. Bet vėlgi, mokiu už vaizdą ir už vietą. Nes tokių barų Čiang Majuje, Sky barų yra nedaug. Ir apskritai čia dangoraižių nėra daug. Vienas kitas tik tai. Ir aš kažkaip norėjau paminėti savo tą gimtadienį Sky bare. Ir tikrai žinau, kad ne kiekvieną savo gimtadienį tai paminėsiu kaip šitą. Tai labai džiaugiuosi, labai viskas gerai šiandien gavos, labai patenkintas esu. Tikrai smagu yra švęsti gimtadienius vasarą, tai kas švenčiat juos vasarą, aš jums pavydžiu tikrai. Ir dabar belieka visus kitus gimtadienius ir švęsti tik vasarą. Tai reiškia, reikės dabar per kiekvieną gimtadienį kažkur skristi, kur šilta. Aš einu mėgautis vakaru, nes nebedaug laiko čia liko ir užsidarys šitas Sky baras. O rytoj eisim patyrinėti Čiang Majų, parodysiu jums visą miestą ir papasakosiu šiek tiek istorijos. Sustinkam tada už kelių sekundžių rytoj ryte. Tai ką, labas rytas, toks tas rytas, jau visi pietus. Aš esu pakeliu jau į Čiang Majų senamiestį. Tai vieta, kur gimė viso šiaurės Tailando istorija. Nes visas Čiang Majus buvo pastatytas Lanos karalystės. Tai einam ir papasakosiu daugiau apie visą senamiestį ir visą Čiang Majų. Ir apie pačią karalystę. Ir Lana nebuvo eilinė Tailando provincija, tai buvo savarankiška, stipri ir turtinga valstybė, turėjusi savo kalbą, raštą, architektūrą ir religinės tradicijas. Ir šitas miestas buvo įkurtas 13 amžiuje, kai Europos miestai dar tik vystėsi, čia jau buvo statomas strategiškai suplanuotas miestas. Ir pats Čiang Majus buvo pastatytas kaip sostinė neatsitiktinai, o labai apgalvotai. Visas miestas buvo kvadrato formos, turėjo aukštas sienas ir aplinkui ėjo griovys su vandeniu. Visa tai buvo gynybinė sistema apsisaugoti nuo priešų, ypač nuo Birmos imperijos. Ir į šitą miestą buvo padaryti 4 įėjimai, kurie žiūri į visas 4 pasaulio kryptis. Tai dabar atėjau prie vienų pagrindinių vartų, pro kuriuos įvažiuodavo visi pirkliai. Ir viso šito miesto kvadrato dydis yra 1,5 kilometro ant 1,5 kilometro, tai galima labai lengvai jį apeiti pėsčiomis, bet aš šiandieną to nedarysiu, nes pačiame senamiestyje yra labai daug šventyklų ir noriu aplankyti kelias. Jų yra apie 30 dabar veikiančių šventyklų. Tai pirmoji šventykla, kurią aplankysim, jinai buvo viena aukščiausių ir tada, kai jin buvo pastatyta, buvo laikoma architektūriniu stebuklu. Bet paskui per žemės drebėjimą jinai buvo sugriauta, tačiau iki šios dienos jinai veikia kaip šventykla. O kita yra pati seniausia šventykla šitam senamiestyje. Čia dabar beinant, užmačiau augina žolę.
ant gatvės. Tiesiog va tokia gatvelė jau ir šiltnamis augina žolę. Čia Tailandas. Atkeliavau prie pirmosios šventyklos, kuri vadinas Wat Chedi Luang. Tai ši šventykla buvo pradėta statyti 14 amžiuje ir ji tapo didžiausia ir aukščiausia stupa Lana karalystėje, kurios aukštis siekia 80 metrų ir tuo metu tai buvo vadinamas architektūriniu stebuklu. Ir ši vieta buvo laikoma šventa, todėl, nes čia buvo saugoma garsioji smaragdinė Buda, kuri yra viena svarbiausių Tailando religinių relikvijų. XV amžiaus pabaigoje Čiangmajus patyrė didžiulį žemės drebėjimą, dėl kurio šios šventyklos stupa sugriuvo, viršutinė dalis apibirėjo ir dėl to ši šventykla prarado savo buvusią didybę. Po šio įvykio smaragdinė Buda buvo išgabenta į saugią vietą ir vėliau nuvežta į Bankoką, kur ir dabar jinai yra. Ir po šio įvykio ši šventykla niekada nebuvo atstatyta atgal, niekada nebuvo apleista, žmonės ją tiesiog priėmė tokią, kokia yra, sugriuvusią, bet šventą. Beidamas iki seniausios šventyklos, pamačiau, kad Google Maps'us esu pasižymėjęs kitą šventyklą, kuri yra Lanos stiliaus šventykla. Tai kadangi ėjau pro ją, užsukau pasižiūrėti, kas joje gero. Dabar einu jau į paskutinę šventyklą, tai yra seniausia šventykla Čiangmajuje. Ir paskui po jos dar noriu suspėti nueiti palei tą griovį pilną vandens, palei sieną, truputėlį praeiti pagal ją, parodyti jums, kiek yra likusios sienos, nes realiai jin visa yra tiesiog nugriuvus, jos fiziškai jau beveik nebelikę, tik tai mažos dalelės. Tai va taip atrodo seniausia šventykla Čiangmajuje. Įėjimas buvo nemokamas, o už kitas dvi sumokėjau po 50 batų.
Ir čia gale stovi tokia stūpa. Sakyčiau, mažesnė versija tos pirmos. Ir žodžiu, einu dabar prie griovio su vandeniu ir pasižiūrėsim tos sienos likučius. Atėjau į vieną iš kelių vietų, kur yra išlikusi siena, nes daugiau eina tiesiog tas griovys su vandeniu. O čia dar yra likę sienos. Ir aplinkui visą šitą, vadinkim, upę, eina kelias iš abiejų pusių. Ir tu gali tiesiog taip ratu apvažiuoti. Bet tokia siena anksčiau ėjo aplink visą ratą. Ir buvo 4 vartai. Tai kaip ir minėjau, šitame kvadrate senamiestyje yra virš 30 veikiančių dar iki dabar šventyklų. Aš apėjau tik 3, man užtenka. Parodžiau jums šiokį tokį Čiangmajaus senamiesčio turą. Planas dabar toks, kad rytoj susitariau 5 valandą važiuoti pasižiūrėti pirmo moco skelbimo. Iš tikrųjų niekada nesupirkęs moco, tai šiandien praleisiu prie YouTube'o, reikia susižinoti, ką reikia pažiūrėti, ką reikia pasitikrinti. Aš dedu viltis, kad galbūt rytoj jį ir pavyks nusipirkti ir tada po kalėdų man pavyks jau išvažiuoti iš Čiangmajaus. Galbūt šiandien dar vakare išeisiu į naktinį turgų, nes čia naktinių turgų Čiangmaje yra labai daug. Ant kiekvieno kampo realiai turgus. So, this is chicken? Yes. And this one? I want this, and want this. Oh, so this is medium, yeah? Yeah. This is for me? Okay. Okay. Thank you. Tai per kūčias, kiek žinau, negalima valgyti mėsos. Čia vištiena, čia kiauliena, su kūčiom. Kiauliena šonkauliai. Tai atvažiavau pasižiūrėti motociklo, apžiūrėjau, viskas atrodė ganėtinai neblogai, nusipirkau tą motociklą. Tai va taip jis atrodo. Dabar aišku labai tamsu, tai parodysiu rytoj dienos šviesoj. Dabar manęs laukia grįžti į Čiangmajaus miestą, nes čia šiek tiek užmiestį esu. Žodžiu, rytoj ryte papasakosiu daugiau visas detalės ir parodysiu iš arčiau motociklą. Labas rytas, moco apžvalga. Raudonas, jau sugalvojau jam vardą, bus Višnaitė mano. Realiai labai tvarkingas motociklas, rūdžių tik vienoje vietoje ir labai mažai. Tai labai nekreipiau dėmesio, tik nusiderėjau dėl to. O čia šiek tiek rudelis yra, bet šiaip daugiau jisai tvarkingas.
nuvažiavęs yra 25 500 beveik kilometrų. Tai geras atskaitos taškas, kiek man pavyks nuvažiuoti Tailandę su juo. Tai planas su juo pravažiuoti visą Tailandą ir Pukete parduoti. Šiaip sėdynė belenkai patogi, žymiai patogesnė negu su tuo, kurio važiavau Laose. Aš patenkintas, kainavo man 500 €, dar biškį sakau, nusidėrėjau. Su juo kaip ir viskas gerai, bent jau mano akimis su juo viskas gerai, o kai bus, pamatysim jau kelyje. Tai reikia pasidaryti keletą dar modifikacijų šitam motociklui. Tai yra pirmasis pakrovėjas, antras prisimontuot laikiklį, trečias prisimontuot laikiklį kamerai. Labai paprasti dalykai. Tai atvažiavau čia į Home Pro, tai kaip senukai Lietuvoje būtų kažkas tokio. Nusipirkau su kuo prisitvirtinti kuprinę ir dar nusipirkau šalmą. Tai atrodo taip. Pasigūglinau, tai čia viena iš geresnių tailandietiškų liktais kompanijų. Ganėtinai geras santykis kainos ir kokybės, nes kitus paėmiau, tai ten tokie plasmasės gabalai, tai tiesiog nejaukiai jaučiaus. Ir man šalmas atsiėjo apie 50 €, kažkas tokio. Tai va, tai kaip ir viskas yra. Žalia šviesa pradėti kelionę po Tailandą, tik keli minimalūs dalykai. Dar pasiliksiu Čiang Maju vieną papildomą dieną, sumontuoti jums šitą video ir įkelt. Ir jau tada sekantį video pradėsim kelionę. Šitą video tada pabaigiu čia, Home Pro aikštelėje. Aš tikiuosi, jums šitas video buvo įdomus, patiko. Užsiprenumeruokit mano kanalą, nes ateinantis keli mėnesiai bus įdomaus kontento iš Tailando. Ir tikriausiai užklysiu į tokias vietas, kur retai koks turistas nuvažiuoja. Tai ir jums parodysiu tą Tailandą iš kitos pusės, o ne Bankokas, Pataja, Puketas, Čiang Majus. Ir susitiksiu su jumis tada kitame video kelionės pradžioje. Iki.